Na va, čia kažkas tai negražiai prasilenkė, ar ne, sakykim, kampą kliūdė iš vienos, iš kitos pusės, ar ne, o geras dėdė atvažiavo ir sušlavė visas stiklo šukės, visas žibintus, plasmasinės detalės. Tai iš kur po to nustatyti vienas į vieną kelkraštį nuvažiavo, kitas į kitą kelkraštį nuvažiavo. Iš kur žinoti, kurioje panašiai vietoje susilietė tie du automobiliai. O tais atvejais, kai į eismo įvykio kviečiama policija, neleisti, kad pasikeistų eismo įvykio aplinkybės. Taigi taip, jūs galite nubėgti 25 metrus, pastatyti avarinio sustojimo ženklą, atvažiavusieji automobilį apvažiuos saugiai ženklą, bet matydami iš priekio atvažiuojančius kitus automobilius, grįž tarp ženklo ir jūsų transporto priemonių į tą tarpą. Ir tuo pačiu, ypač žiemą, jie sutrips visas slydimo žymes. Neliko slydimo žymių, neaišku, kokiu greičiu jūs važiavote. Taigi, jeigu jūs taip jaučiat, kad jūs esate, ypatingai, jeigu jaučiate, kad esate nekalti, tai pirmas dalykas, žiūrėkite ir savo ženklą pulkite statyti ne už savo automobilio, bet statykite taip, kad nepasikeistų eismo įvykio aplinkybės. Saugokite eismo įvykio pėdsakus taip, kaip yra numatyta šitam punkte.